Tarp fariziejų buvo vienas žmogus vardu Nagdimonas. Jis buvo judėjų vadovas. Šis žmogus atėjo pas Ješuą naktį ir jam pasakė: Rabi, mes žinome, kad tu esi pasiųstas Dievo mokytojas, nes niekas negalėtų padaryti tavo daromų stebuklų, jei Dievas nebūtų su juo. Teisingai atsakė Ješuą. Sakau tau, kad tol, kol žmogus negims iš naujo, tai yra iš aukštybės, jis negali pamatyti Dievo karalystės. Jūs suprantate, kad čia kalbama apie atgimimą iš aukšto, kuris vyksta sutinkant su Dievo numatymu dar prieš visako pradžios ir įrašė mūsų vardą, tavo, mano vardą, visų Dievo vaikų vardus į amžinybės knygą. Ir atėjus būtent tam laikui, tavo, mano laikui, kiekvieno žmogaus laikui, kokiuose amžiuose jis begyveno, Dievas pradeda veikti šitą žmogų. Jis per šventą dvasią pradeda veikti žmogaus gyvenime, vesdamas į sudužimą, į bejėgystės vietą, kurioje žmogus nebesigraibo kaip pasaulio principais, metodais gelbėtis, bet sušunka. Tai yra šventoji dvasia jam padeda sušukti: Dieve, gelbėk, jeigu tu esi gyvas, pasiduodu. O šitas nuoširdus šauksmas žmoguje, už kurio stovi šventoji dvasia, o ne pats žmogus, dėl to, kad myli Dievą žmogų ir padeda jam dėl to, yra Dievo garbinimo pradžia ir Dievas išgirsta ir reaguoja savo žodžiu, suteikdamas jam atgimimą iš aukšto. Nagdimonas jam pasakė: bet argi suaugęs žmogus gali ir vėl gimti? Argi jis gali sugrįžti į savo motinos įsčias ir gimti antrą kartą? Ješuo atsakė: taip būtent. Iš tiesų sakau tau, kad iki tol, kol žmogus negims iš vandens ir dvasios, jis negali įeiti į Dievo karalystę. Iš kūno gimsta kūnas, dvasiagi gimsta iš dvasios. Nesistebėk to, jog tau sakau, kad turi gimti iš naujo, tai yra iš aukštybės. Dvasia lyg vėjas pučia ten, kur panori, ir tu girdi jo garsą, bet nežinai, iš kur jis ateina ir kur nueina. Taip vyksta ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Čia toliau kalbama apie atgimimą iš aukšto. Kol žmogus negimė iš kūno, iš motinos įsčių ir netėjo į šitą žemę kaip kūnas, jis niekada negims iš dvasios. Jis gimsta kaip žmogus, kurio dvasia komoje. Ir kai žodis iš aukštybių paliečia dvasią, jis gimsta kaip naujas kūrinys tame žmoguje. Ir jo paskaičiuoti, jį pamatuoti, už jį nešti atsakomybę gali tik tai šventoji dvasia, kur yra taip pat dvasia. Bet visada naujas žmogus, kuris atgimė iš aukštybės, iš aukšto, jis turi požymį. Jis visada turės požymį, ne iš karto, yra laikas, vienam vienoks, kitam kitoks, kai kūdikiai, kurie gimsta iš aukštybių, elgiasi kaip pasauliečiai ir dar blogiau, kai kurie. Bet tie, kurie Dievo vaikai, bent dar paveldėtojų visako, jie turės požymį, anksčiau ir vėliau turės požymį. Ir kuo žmonės mažiau juos įtakos ir juos kažkaip skalpuos, arba iš jų aus kažką tai ir meks iš jų kažką tai, šventoji dvasia greičiau padarys tai, ką padarys jinai suteiks jiems požymį, kurį matys visi. Kokį požymį? Mokinystės. Turi požymis būti mokinystės, o ne geri darbai, o už jų nėra mokinystės. Vien tik egoizmo paskatinti labai užslėpti ir supainioti veiksmai. Nagdimonas paklausė, kaip tai gali įvykti. Ješuo jam atsakė: tu esi Izraelio mokytojas ir nežinai to. Čia žinokit, tas pats skamba ir šiandien daugelis skelbiasi save, kad jie yra mokytojai krikščionybės. Penkianaris tarnavimas, kurį patys savo užsidėjo, bet nežino. Ko nežino? Aš klausau šiandien daugelį žmonių. Jie kalba teisingas frazes, teisingus žodžius, sako pamokslus, kai kurie nuostabius. Bet nežino, kaip vyksta naujo žmogaus branda. Tik daina iki to abstrakcija. Iš tiesų sakau tau, kad mes kalbame apie tai, ką žinome. Ir tai, ką užtvirtiname, mes matėme. Bet mūsų žodžių jūs nepriimate. Užrašėm nepriėmėte, kalbėjom nepriėmėte, darėme problemas jūsų gyvenime, užkardas, kad jūs sustotume, bet nepriėmėte. Nes egoizmas jumise antiek stiprus. Lyg asilas, kai jūs toliau nieko negalite. Vat kodėl
tėvui reikėjo kitais žodžiais, čia sako, pasiųsti mane, kad aš numirčiau už jūs. Ir kad jūs galėtumėt gimti iš dvasios. Jeigu jūs netikite manim, kada aš kalbu apie žemiškus dalykus, tai kaipgi jūs patikėsite manimi, jei aš pradėsiu kalbėti jums apie dangiškus. Štai kodėl Dievas pradžioje, kai žmogus atgimsta iš aukšto, jis per fizinius, materialius dalykus jam pradeda rodyti, kad jis yra gyvas Dievas, atgamtinis Dievas. Bet tai tik pradžia, tam, kad žmogus įsitvirtinu, kad jisai gyvas Dievas. Kad jis nedaužo kaip Netūnas ir kaip religija žmonių, o myli. Anksčiau aš galvojau, kad tik man saldainius duoda, tada aš atkišdavau jam nugarą, kad jis šertų man už tai, kad aš nusidėjau. Bet pasirodo jis su visais, kiek aš sutinku šiandien su Dievo vaikais, su visais taip elgėsi, o nesutik su manim. Su kūdikiais, savo vaikais Dievas taip nesielgia, jis neša, jis ištraukia, jis gelbėjo. Čia kalvinizmo apsėsti žmonės šiandien, netyros tos dvasios. Jie pradėjo kraipyti visokiausias pasakas. Niekas nėra pakilęs į dangų, tik vienas yra nužengęs iš dangaus, žmogaus sūnus. Panašiai kaip Mošė iškėlė dykumoje gyvatę, taip turi būti pakeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas žmogus tikintis jo įgytų amžiną gyvenimą. Supraskit, tada, kai ištiko Izraelį dykumoje negandos gyvatės, kurios naikino Dievo tautą, Dievas pasakė, kad tu turi iškelti, aš taip daleidau, kad tu turi iškeltum dykumoje žalti gyvatę. Ir pasakytum, kad be tavęs Dieve nieko negali padaryti, gelbėk mus. Taip ir šiandien. Tai taip pat pratęsimas to, kad kol žmogus neiškel savo balsų pagalbos, kad tik Viešpats sūnus gali išgelbėti. Aš prisimenu savo maldą, Viešpatie, gyvo Dievas, jeigu tu gyvas, išgelbėk mane. Dievas padėjo man per situacijas aplinkybės iškelti kaip šauksmą pagalbos. Ir tik taip kiekvienas žmogus pradeda tikėti, tikintis, neįtikėjęs, tikintis, čia žodis. Ir taip, kad kiekvienas žmogus pasitikintis Viešpaties Ješuos pasitikėjimu ir ištikimybę įgytų amžiną gyvenimą, kaip jau mes sakome. Ir kalbėjome, jūs nebe pradinukai, kad žodis tikėjimas. Jis susideda originaliai iš dviejų reikšmių – pasitikėjimas ir ištikimybė. Jį pakeitė tikėjimas, šiandien visi tiki. Tik pradė kalbėti, pasirodo, kad tai jo nuomonėlė. 30 metų jis turėjo tokią nuomonę ir svaigino save tą nuomonę, bet jokios mokinystės nebuvo. Toliau, mano pavyzdys, aš taip pat galvojau ir turėjau klaidingą supratimą, kad man reikia pasitikėti juom ir būti ištikimam jam, man. Kas už man stovi? Egoizmas. O raštas sako, originale, ir man šventoji dvasia atvėrė ir apipjaustė. Aš turiu pasitikėti mano Viešpaties pasitikėjimu ir jo ištikimybė Dievu. Ir šiandien aš savo maldose, savo mąstymuose, veiksmuose, suklupimuose ir pasikelimuose, aš sakau, dėkoju tau, mano Viešpatie Ješua, kad tu pasitiki Dievu ir esi jam ištikimas. Aleliuja. Todėl, kad Dievas antiek stipriai pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienintelį nepakartojamą sūnų žodį, kad kiekvienas tikintis jo nepražūtų, bet įgytų amžiną gyvenimą. Mes kalbame apie tą tikrąjį atgimimo aspektą, kurį čia apspalina visomis spalvomis Dievas. Dėl ko? Dėl to, kad jeigu nėra atgimimo, visa kita, tavo veikla, tavo gyvenimas, geras, blogas, viskas, tavo religija, pasiekimai, vis vien tave atves į teismą. Skirtumas nuo Dievo vaikų ir mokinių yra, kad mes neįeisim į teismą, nes mes girdim žodį ir paklūstam. O tie, kurie gyveno be Dievo, taigi Dievas yra meilė. Jie ateis į teismą. Į ten spręs Dievas, kas ožiai, kas avis. Mes matome atgimimo požymį, apie kurį sakau. Kas jo tiki, tie nebus teisiami, o kas netiki, jau nuteisti už tai, kad netiki vieninteliu neprilygstamu Izraeliejaus sūnumi. Štai kame pasmerkimo esmė. Dėl ko Dievas taip daro? Šviesa atėjo į pasaulį. Šviesa tai ne pats žodis, šviesa tai per žodį atėjusi į mano gyvenimą, į tavo gyvenimą. Procesas, kaip pamilti žodį ir išsilaisvinti iš tamsos. Sako, šviesa atėjo į pasaulį, bet žmonės pamilo tamsą. Aš turiu tokio prieškimo savo,
kad ta tamsa tai yra mano paties išvedžiojimai svaigalai supratimai, gyvenimas be mokinystės ir be Dievo tvarkos, o ne šviesa. Kodėl? Todėl, kad jų darbai pikti. Jie nenori. Kiekvienas, kas elgesi netinkamai, tas nekenčia šviesos ir vengia jos, kad neatsiskleistų jo darbai. O atgimusių iš aukšto žmonių, Dievo vaikų požymis, jie atvirkščiai. Jie myli šviesą, eina į šviesą, jie nebijo, kas juose ten atsiskleis, jie toliau pasitikė viešpatim Ješuos pasitikėjimu ir ištikimybę, kad bus išlaisvinti. Kad tai ir yra išgelbėjimo procesas jų vidinis. Bet kas elgesi teisingai, tie, kurie turėjo nors 1-2 tikėjimo išmėginimo procesą ir įgijo naujo žmogaus brandos atsparumą, pastoju ieško šviesos, kad visi matytų, kad jo darbai išsipildo Dieve, kad visi matytų, kad tai, kas buvo daroma jame, išsipildo Dieve, pasiliekant Dieve, jo žodėje, viešpaties sandoroje. Ir mes pereinam čia prie krikštų, taip? Klausimo esmė, ko jūs nesuprantat apie krikštus? Krikštas tai yra viso gyvenimo po atgimimo mokinystė. Krikštas, jis susideda iš 3, nors yra vienas. Jisai turi vykti žmogaus gyvenime tik po atgimimo iš aukšto, o ne krikšto apeiga, apkvailinti save ir kitus, kad tu esi atgimęs iš aukšto. Niekada, kai gavau apreiškimą, neversdavau žmonių krikštytis, jie patys eidavo, prašydavo. Ir aš kalbėdavau su jais ir matydavau atgimimą. Pirma, įvyksta atgimimas. Šitas atgamtinis nematomas krikštas. Dievo žodžio prisilietimas. Ir tada žmogus šaukėsi mokinystės, nes pamato, kad jisai niekom nesiskiria, kad kažkas tai trumpina, kad jis toks ir buvo, nieks nesikeičia. Kaip norėjau tų dalykų, taip noriu. Kaip svaiginau save tais dalykais, taip svaiginau. Kaip mano svajonės buvo susijęs tik tai su mano mane kam ir aš, taip susiję. Ir ilgainiui, kada turi žmogus mokytoją, mokinys ir mokytojas, tai ne mokyklos, kur iškraipė per šį pasaulį santykiai, ne. Mokinys ir mokytojas, tai antiek brangu Dievo akise. Ir tai buvo labai grindžiama. Mokytojas stebėdavo mokinį, kuris norėdavo būti mokiniu. O mokinys rinkdavosi mokytoją. Ir kai jie galų gale pripažindavo ir tapdavo tokiu, jie tapdavo kaip viena. Kaip viena. Mokinys rūpinosi iki pat mirties mokytojo, o mokytojas stengiasi perduoti viską, ką jam per gyvenimą suteikė Dievas. Aš kalbu apie Dievo tvarkoje esančią mokinystę. Ir kai žmogus randa, ką aš sakiau, ieškokite, negirdite, nenorite, nesuprantate manęs. Pilna, yra kiekvienoje gatvėje mokytojų. Tu išgirsi žodžius, kurie veda į apipjaustinimą, kurie veda į atsižadėjimą savęs. Tu išgirsi, jeigu tu nori, kad tau liaupsintų, karonus ant ausų kabintų, koks tu geras, gražus ir kaip čia reikia gyvenimėlį gerą nugyventi, kaip sutikau vieną tokią žinomą veikėją, aš be pavardžių. Ir sutiko ir pasakojo, mes čia su grupelė žmonių, su savo pažįstamai susikūrėme gražų gyvenimėlį. Aš jai sakau, klausyk. Todėl krikštas, kai jis yra mokytojas ir mokinys, tai viso gyvenimo mokinystė, kuri pasireiškia vandens krikšte, dvasios krikšte ir ugnies krikšte. Jei vandens krikštas, kurį kalba mokytojas, yra žodis, padedantis įsilaisvinti iš meilės pasauliui, vergystės pasauliui, nepabėgti iš pasaulio, netapti vaikščiojančių vienuolynų, bet valdyti pasaulį, džiaugtis pasauliu, balansą turėti pasauliu, kad pasaulis tau tarnautų, o ne tu tarnautum pasauliu. Todėl mokytojas per žodį, kuriem kalba šventoji dvasia, kalbėti mokinio gyvenimą, pasireiškia vandens krikšte taip, kad mokinys vis labiau ir labiau tampa laisvas nuo šio pasaulio principų, dogmų, sistemos. Toliau sako, ateina žodis, pats viešpats. Jonas sako, jis jūs krikščys dvasia ir ugnim. Jis, gyvo Dievo sūnus, Ješuo žodis, jis krikštys jūs dvasia. Tai yra dvasia per žodį, kurie prieš žmogui
padės įsilaisvinti iš sielinės vergystės pančių. Kaip tai vyksta, mes skaitome truputį daugiau žinodami negu vakar. Kai parodys pagundimą tau, Dievas parodo pagundimą ir tu nebijai jo, džiaugiesi. Bėgi, nes pasitiki savo viešpaties pasitikėjimu ir ištikimybė Dievu ir praeini tikėjimo išmėginimą. Tai yra pasitikėjimo iš tiesų, kom pasitikė ir ištikimybė, kad daugiau niekam neleisi, o tik tai viešpačiui save gelbėti procesą ir subrandini to proceso metu naujo žmogaus atsparumą mes skaitėme. O naujo žmogaus branda viską davės iki galo, tom baigėsi eilutė. Va, dvasios krikštas. Ir toliau, kai šitas dvasios krikštas subrandina tave laisvę, kad tu gali džiaugtis gyvenimu, yra pavojus. Yra pavojus. Tapti pačiam savo Dievu. Todėl reikalingas ugnies krikštas. Kada viešpats praveda per ugnies krikštą, ištirdamas tave, ką tu brangini dėl to ir ką tu laikai dėl to vertu. Ir čia mes atiduodam savo vainiką žemėje. Kad tik tu viešpatie. Supraskit, tada, kai mes ateisim netiduodant vainiko čia žemėje, ten neatiduosime. Viskas kaip ir dangaus karalystė čia žemėje, taip ir jinai prasitęs aną dieną. Jeigu žmogus negyveno Dievo karalystėje čia šitoj žemėje, jisai ten vargu ar pateks. Aš toliau nenoriu leisti savo kažką tai įvardinti, nes ten ne mano atsakomybė. Mano atsakomybė čia žiūrėti. Bet aš mąstau kartais ir kalbuosi su žmonėmis. Va šitas Dievo karalystės, mano viešpaties teisumo šalomas ir džiaugsmas, kuriame aš pasilieku, kuriame moko mane būti šventoje dvasia, kuri teikia man šventoje dvasia. Vieną gražią dieną aš pasijusiu ten. Taip pat kaip čia jisai viešpatavo manyje. Štai ką aš suprantu, kaip aš suprantu šiandien apie krikštus praktiškai. Tai nereiškia atbaigta istorija, jinai plečiasi su mano kiekviena diena, mano gyvenimas dar tęsiasi, dar saulę aš matau. Todėl visos korekcijos ir praplėtimai šito dalyko, kas yra Dievas, tarp kitko, teikiantis mums išminti, naudoti jo, o neskaičiuoti jį, paskaičiuoti, bus jums žinomi. Tai tiek šio klausimu.